Pasakysiu kaip senis, bet hebra, keliaukit, kol neturit vaikų. Sveikas gyvas. Sveikas gyvas. Žiūrėk, ką jie čia daro? Labas. Kodėl? Pasisveikinti. Su kuo? Jeigu kažkas žiūrės. Supratau. Taip nebuvo. Nes perlukas burgėjo ir sakė, noriu valgyt. Tai sakė ir sakė. Dar vis nori? Jo, tad ir jis gurgė. Lemtas bučinys. Ate. Oi, turbūt sunkiausia kelionės dalis jau praėjus. Atsisveikinimas, išvažiavimas iš namų, tikrai sunkus laikas. Pasakysiu kaip senis, bet hebra, keliaukit, kol neturit vaikų ir neturit šeimos. Nieko jūs neturit. Tada jūs turit tiesiog laiką ir pramogą kažką daryti daugiau. Nes išvažiuot labai sunku ir gaila. Norisi būti kartu, norisi keliauti kartu, viską daryti su šeima. Bet dabar jau viskas sudėta, puodai barška, mašina pilna ir važiuojam į Vingio parką. Sveikas gyvas. Labas. Sveikas gyvas. Labas. Sveikas. Sveikas. O, kaip apsikarstęs. Sveikas gyvas. Labas. Sveikas. Labas. Tu viena būsi, žinok, taip. Praeis 3 savaitės atsisakė, dar mergina turėjo būti, bet būsi vienintelė. Gerą dieną. Susipažinsim vakare. Dabar pasisveikinsim. Sveikas. Sveiki. Kaip išleidžiat? Nu jo. Nebaisu? Ir pasitiksim. Ir pasitiksit. Šakotį jau rodė. Jo. Žadėjau pernai, kad šiais metais bus šakotis 3 didesnis. Tai šakotis didesnis. Jau mums atsiuntė nuotraukas šakočių, Palangoje pasitiks. Nu, kodėl nevažiuojat? Turi kažkas biržų. Oras baigėsi. Oras baigėsi padangos. Per silpni esam su tokia komanda varyti. Atvažiavo dviračio arenos komanda išlydėti. Reikia treniruotis dar. Tai kitais metais. Jis pasigailės šito rankos paspaudimo. Aš jau buvęs, tai žinau, kas čia per istoriją būna. Labai smagu, visada rekomenduojam. Prisijunkit. Vertas dėmesio išbandymas. Jūrą pasiekti savomis kojomis, savo pleniniais žirgais. Ką turit naujo dviračio arenai? Dovanų turim, kaip visada. Trauk dovaną. Atvežim dovanų. Žiūrėk, ką jie čia daro? Gėrybių. Visiems gėrybių. Po komplektukas dedasi ant diržo. Galima įrankius susidėti, galima kažką kitą įdėti. Galima rasti kažką jau įdėto. Tai Energy geliukas, kai bus sunkia akimirka. O jeigu bus dar sunkesnė akimirka, tai kameros klijavimo komplektukas ir mentelės. Tai vat visiems po tokį dalyviam, kad saugiai važiuotumėt ir pasiektumėt laiko. Ačiū. Čia prisidėsiu sneakersų. Dydis kaip... Purvinas koinės galės įsidėti. Jo. Ačiū. Dydis, man atrodo, kaip tik šokoladukams. Silvestras kaltę išpirkinėja, kad nevažiuoja, tai vat dovanom. Kol nevažiuosiu, tai taip kiekvienais metais ir su dovanom yra. Aš važiūrėsiu tos grevelistus, kaip jie ims ar neims. Kas čia bus, kiek sveria? Damba sunku. Pažiūrėk, kalendai pažiūrėk. Man paštu, jeigu galima namo.
Dovanotam arkliui į svorį nežiūrima. Žiūrėk, man atrodo, Linai, tu šitą čia prastridintum, o tą į vidų įdėtum. Ne? Gal. Pabandyk, žinok, man atrodo, ten tilptų. Kur nebuvo, mes jau keli, užmynėm ką tik į kalną, jau toks pirmas prakaitas skiriasi. Tai gerai, smagu, jau jaučiam, kad kelionėje esam. Žmonės mojuoja pro mašinas, sveikina keliaujančius. Dar galim trumpai susipažinti su šių metų kelionės grupe. Kaip vardas tavo? Juras. Kaip? Juras. Kaip vardas? Vytautas. Garsiai. Vytautas. Kasparas. Justas. Tomas. Aistis. Milvydas. Linas. Adomas. Kristina. Garsiau. Kristina. A, su anos negali? Aha. Dangyras. Ką jie čia šveplos čia man jie? Išmokysiu kalbėti raiškiai per visą žygį. Prisistatom. Sveiki. Garsiai vardą savo. Pijus. Garsiau. Pijus. Tomas. Aiškiai. Tomas. Na ir aš, Simonas. Ir čia vat yra 25 metų žygio Vilnius Palanga komanda. Dar porą žmonių prisijungs Kaune. Nu, vienas ten dar, taip sakant, myža į batą. Gal dar jis toliau prisijungs. Nu, aš jį labai kviečiu žygį. Kviečiu tave prisijungti Kaune. O jeigu ką, prisijungs vėliau. Dar Rokas prisijungs Kaune. Garliavoj, Circle K. Tai va, tokie reikalai, judam toliau. Pirmas kalniukas, jau nusirenginėja visi. Pirmą prakaitą valosi. Ir minam toliau. Ai, gerai, kad priminė komandą. Dar yra Tomas, jis išvažiavo dabar į Dekatloną, nes batus nori nusipirkti. Su klipsais, nes nusipirko dviratį, kur dedasi klipsai. Žodžiu, visą laiką, pirma diena, pirmas tos valandos, kažkam kažką reikia dar pataisyti, kažkam kažko trūksta. Toksai visas, kol įsibėgėja, visą laiką praeina biškį laiko. Bet paskui įsibėgėjom ir važiuojam. Nu tai kaip, Minas? Puikiai. Tai jau sakei šitą. Tai pasikartoju, kad puikiai. Labai lengvai išalkomi. Ką pasiėmėjai? Riešutų, gėliukų, dešros, pomidorų. Apčiaks iki Palangos. Tikrai. Simonai, galvau, šiais metais nefilmuosiu. Būčiau kaklarastį pasiėmęs, kaip dabar aš tavo interviu duosiu. Paprašyk, kad įdėsi paštomatą. Gerai, paprašyk. Kaip Minas, pirmi kilometrai? Blogai. Neblogai? Neblogai. Kodėl negerai? Gerai. Gerai. Kiek esu, du kompasai? Ne, termometras ir kompas. Kiek laipsnių turim? Gal 30. 30? Nu tiek nėra turbūt, gali. Tai, turim rėmėjų, Svetbankas šiandien mus remia ir Lietuva. BioRacing. Tai šiaip. O kaip minasi? Oi, gerai. Pirmieji kilometrai kaip? Gerai, kelis kartus galvau, kad gal reikia suktis ir važiuoti namo, bet nieko. Tai čia gerai skaitas? Ne, o kaip viskas gerai? Aha. Niekas nekrenta, šitas žinok beveik krenta. Ne, galvoju, kažkaip tabaluojas, man čia žiūrėt. Jo, į kalną, jeigu turi stabdyti, tai viskas, žinai. Ir tada šalį. Jo, į Birštoną ne taip daug liko. 60 kilometrėlių. Kas toksai? Vilnių, priekį, jie trysia priekį. Valdo. Kam pirmas gydymas man, kad padėjo, dėkui. Nu, šiandien turim nemažai priešinio vėjo. Kaip bebūtų, pasiekėm Aukštadvarį. Aukštadvarį mes pietausim. Gal visų sulauksim, nes yra galės, gal gerokai atsilikęs. Nu ir minsim tolyn. Gintaras mums šiandien yra paruošęs tokių staigmenų, kad aišku, kai jau Gintaras, tai gintarinė pirtis, žinoma. Pirmą kartą žygyje turėsim pirtį, dviračių žygyje. Jis suorganizavo ir pirtį atveš prie Nemuno, ir pirtininkų. Tai bus wow.
Bus smagu susišildyti, atsipalaiduoti, pasimaudyti Nemune. O Milvydas. Devintą kartą važiuoja. Trečią kartą ir išmoko per pietus sušius pasigaminti. Tomas pirmą kartą prisisuko klipsus, naujus batus nusipirko. Ir kaip, jau pirmą kartą ir nugriūt spėjo. Bet gal viskas... Lažinas, nugrius ar ne? Jis dabar tik prisisuko ir važiavo pabandyti. Mes lažinamės, nebuvo sukosios lažinti. Visi sakė, kad nugrius, ieškojom, kas sakytų, kad nenugrius, bet jis tik grįžo ir iškart nukrito. Nu, tai būna su klipsais, aš irgi jau su klipsais labai senai važiuoju. Bet pirmas esu nukritęs kelis kartus. Sustoju prie sankryžos ir nėra to įpročio. Keistai. Kokią problemą turim? Problema čia rimta. Problema rimta, bėginis jungia visiškai. Dar paklausti, pažiūrėt. Aistis šį kartą irgi filmuoja kažką tai? Kažką filmuojam. Irgi sukritai. Irgi. Savaitę prieš. Kritai dabar nors kartą ir dar ne? Buvau kritęs, bet labai dažnai. Tiesiog statelį stojau, kažkaip bordiūrą išlipau ir... Nu, protingai nukrist, sunku yra. Tavo dviratį sutvarkė, jo? Jo. Kas buvo blogai? Vašikas persisukinėjo. Buvo jis šukinėjo pridėjo. Gražus ir kaip špapaliuko balnelis, tai? Man irgi patinka. Pyro, pomidorus pabaig. Ne, reikia pabaigti. Kur mes juos dėsim, nesivešim. Va. Arba dėsim į stiklainiuką savo kulką. Nu kaip minasi? Oi, blemba, sunkiai. Aš jau kelis kartus galvojau, kad reikia namo važiuoti. Galvoji lengviau negu yra? Kažkaip tų pelniukų, žinai, tai paskui ir mažas kaimelis atrodo labai didelis, jo. Bet nieko, smagu. Tokia vyksta kova vidinė, žinai. Teisingai, gerai. Nu, kas nutiko? Vienam iš jų ten bagažinė nukrito. Bagažinė nukrito? Ir dabar jie dedasi. Nu, pasako, kas tenais nutiko? Viskas gerai? Viskas gerai, pagal dirbo kaip laikrodis. O, greičio tu. Kas Simonas? Pasiekėm parduotuvę, užsiperkam maistelio ir važiuojam į Prienų šventę. Į Prienus? Švęsti vasaros? Švęsti vasaros atidarymą, taip. Ir pirtelę švęsti. Yes. Kuprinė. Bet makalodžiai. Jisai be mašino vaikščiodavo, tai čia jam nieko nori. Diena be kuprinė. Kūno kultūros maišelis čia buvo. Čia? Gali gyvatis, sako. Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs. Jo, viskas čia nuo. Alio. Sveikas gyvas. Vėjas stiprus buvo. Sunku buvo. Va, perkūno barzda, gintarinė pirtis. Žino, kaip sutikti dviratininką. Sveiki. Sveiki. Prezidentas. Labas. Visa komanda tavęs laukia. Ir tavęs ir jūsų komanda. Tai žodžiu, pasiekėm Prienus, čia yra Nemunas, toje pusėje vyksta miesto šventė. Čia yra įsikūrę žmonės, o čia yra mano vieta. Va, palapinė, naujas
Valgysim. Laužas, pagardės. Simonas. Pagaliau, vakarienė nusipelnyta. Skaniausia vakarienė. Okay. Ir pirtis. Gerai nuvalgyti.